Labadiena, brangus kolegos ir draugai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti organizatoriams, profesoriui Čaplinskui, daktarui Stambleriui, kad mus visus sukvietė čia. Dar norėčiau pasidžiaugti didelę auditoriją Lietuvos specialistų, Seimo narių, svečių. Aš esu Jurijus Ostrinskis, esu tyrėjas iš Rygos Tradinio universiteto, bet esu ir Šebos medicinos centro Izraelyje atstovas. Šiandien daug kalbėjome apie fizinį aktyvumą. Ir dabar aš pakalbėsiu apie tai, kaip fizinis aktyvumas gali mums padėti. I have a kind of thrill for you. Turiu tokį klausimą. Norėčiau paklausti, ar sveikas ilgamžiškumas gali prasidėti žarnyne, kol neįrodyta kitaip? Mes pamatysime, kaip yra jau labai greitai. Pakalbėkime apie sveiką ilgamžiškumą kaip koncepciją. Mes žinome, kad norime gyventi ilgiau, bet mes norime būti sveiki. Ir daug metų nekankinti, kai būsime seni. Ir galbūt nebūti jauni, bet būti sveiki. We have, genetics. Yra genetika. Prieš daug metų genetika buvo matoma kaip pats svarbiausias dalykas, bet dabar mes suprantame, kad genų svarba yra tik tai 20-25%, tačiau genus paveikia tam tikri faktoriai kasdieniai. Tai yra epigenetika. Tai pavyzdžiui, gyvenimo būdo įpročiai yra pats svarbiausias dalykas ir geras dalykas tai, kad mes galime juos kontroliuoti. Man tikriausiai nereikės jūsų įtikinėti, kad sveikas ilgamžiškumas leidžia gyventi kokybišką gyvenimą ir jo džiaugtis. Aš labai tikiuosi, kad auditorijoje yra politikų ar atstovų iš ekonomikos ministerijos, dėl to, kad norėčiau pasakyti, ir tai ne tik mano mintis, kad sveikas ilgamžiškumas yra ekonominis įrankis ir labai galingas. Pridėjus vienu sveiko gyvenimo metus vyresniam žmogui, ekonomikai, Lietuvos perspektyvoje, Lietuvos ekonomikoje atneštų į ekonomiką 3,6 milijardo eurų kiekvienais metais. Mes kalbėjome apie deficitą biudžete, o čia sprendimas štai nepaprastas, tačiau jisai egzistuoja. Pasaulinėje perspektyvoje kiekvieni papildomi sveiki metai žmogui, kuris gali likti darbo rinkoje, taip pat į biudžetą atneša milžiniškas sumas. Žinome, kad yra daug įvairiausių požiūrių į sveiką ilgamžiškumą, bet aš norėčiau susitelkti į fizinį aktyvumą. Fizinis aktyvumas yra įdomus konceptas. Kai paklausime, kas tai yra, kai kurie galvojate apie plaukiojimą, bėgiojimą, o gal kažkas galvoja, kad bėgiojimas yra fizinis aktyvumas, o tam žmogui tokia veikla yra neįmanoma. Bet kokiu atveju fizinis aktyvumas yra gerai. Bet eikime prie esmės. Mes siūlome, kad kalbėdami apie fizinį aktyvumą, mes galėtume sukurti specialiai pritaikytas fizinės veiklos formas. Ir norėčiau jums duoti tam tikrą užuominą. Daug lygų, chroniškų lygų, autoimuninės lygos, uždegiminės žarnyno lygos, širdies lygos. Ir kai mes paklausime, kas tarp jų yra bendro, tai jos turi, jas visas kaip ir vienyje pralaidaus žarnyno sindromas.
truputėlį bendros informacijos. Žinote, kai esate labai tamsioje, pavyzdžiui, įsivaizduokite labai tamsų žiemos vakarą Lietuvoje ir jūs jaučiatės vienas, bet jūs iš tikrųjų nesate vieni dėl to, kad jūs esate mikrobiotos namai, didžiulio pasaulio namai. Tai yra didžiulis metaorganizmas, sudarytas trilijonų mikrobų, virusų, grybelių, kurie gyvena mūsų žarnyne. Paprastomis įprastinėmis sąlygomis mes labai priklausome nuo mikrobiotos būklės ir ta visata esanti mūsų žarnyne, ji sąveikauja su mūsų kūnu, su mūsų medžiagų apykaita ir paprastomis sąlygomis jos veikia simbiotiškai. Ir kad būtų sukurtas tinkamas balansas, reikia, kad žarnyno audinys veiktų, būtų sveikas, bet kai žarnynas yra pažeidžiamas, ta visa mikrobiota, visi tie gyvi organizmai esantis mūsų žarnyne patenka į mūsų kraują ir mūsų imuninė sistema yra aktyvuojama ir mes, ir mūsų kūnas pateikia tam tikrą imuninį atsaką ir mes patenkame į disbiozės būseną, kuris sukelia daug lėtinių ligų. Jis sukelia žemo laipsnio uždegimą ir būtent toks uždegimas sukelia šį visą baisų ligų sąrašą ir visą tai sukelia patologinį senėjimą, tai yra nesveiką senėjimą. Ir mes su savo tyrimuose sprendėme, ką galime padaryti. Tarp kitko, paralaidaus žarnyno sindromas paveikia žarnyno audinius ir jį gali sukelti pirmiausia stresas, tuomet infekcijos ir netinkama mityba. Ir visa tai reiškia, kad maždaug 80–90% žmonių, kuriems yra 40 metų, kenčia nuo šio sutrikimo. Mes sukūrėme tam tikrus pratimus skirtus pilvui, kurie skirti palengvinti šiai ligai, šiai būklei. Tai yra panaši liga į Krono ligą. Pradėjome prieš 7–6 metus Tel Avivo universitete ir mes labai nustebome, kai pamatėme, kad į jaunos moteris, kurios atlikinėjo šiuos lengvus pratimus, jos pamatė, kad jų simptomai lengvėja. Ir tam tikri parametrai tikrai pasitaisė. Mes tyrėme šią sritį toliau ir nusprendėme ištirti fibromialgijos atvejus. Ir mes pabandėme savo gydymo metodą pritaikyti šiai ligai. Tai yra labai įdomi, sudėtinga liga. Galvojame, kad tai yra autoimuninė būklė. Ir šios ligos pacientai taip pat patiria pralaidaus žarnyno simptomus, virškinamojo trakto sutrikimus ir mes taip pat siūlėme fizinius pratimus,
pacientams. Daugiausia pacientų buvo moterys. Per 8 savaitės pasiekėme labai įdomių rezultatų. Ir tai yra diagrama, kuri rodo, kaip gerėja simptomai. Tie, kas žinote, tokios ligos pacientus, žinote, kad tie simptomai taip jau nelengvėja, kad žmonės kenčia metus, bet mūsų atveju po 8 savaičių atlikdami tam tikrus fizinius pratimus žmonės sugebėjo pagerinti savo ligos, palengvinti savo ligos simptomus. Labai įdomu, kad pagerėjo su virškinimo sistema susiję simptomai. Šis tyrimas vis dar vyksta. Aš tikiuosi, kad rezultatai bus labai įdomus ir kad mes juos gausime labai greitai. Ir mes žinome, norime įrodyti, kad organas, šiuo atveju žarnyno sienelės, kad tai yra, jis yra labai svarbus daugeliui lėtinių ligų ir kad mes galėsime sąlyginamai paprastai ir efektyviai spręsti šią problemą. Beje, ne vienas iš pacientų dalyvavusių mūsų bandyme nebuvo profesionalus sportininkas. Tad norėčiau pasakyti, kad jeigu mes įrodysime, kad žarnyno pralaidumas yra vienas svarbiausių faktorių sisteminiam uždegimui, tai bus tikras lūžio taškas medicinoje, bet svarbiausia, kad mes galėsime padėti žmonėms. Ir kaip jau buvo sakyta, fizinis aktyvumas yra labai svarbus, bet ne bet kokio fizinio aktyvumo nauda yra didelė. Fizinis aktyvumas turi būti pritaikytas konkrečiam žmogui ir tada jisai turės daugybę teigiamų pasiekmių. Tai vėl paklausiu to paties klausimo. Tad galiu atsakyti, kad taip, viskas tikrai prasideda žarnyne, kol neįrodyta kitaip. Kalbant apie specialiai pritaikytą fizinį aktyvumą, tai turiu pasakyti, kad mūsų tyrimas vis dar vyksta. Reikia pasakyti, kad Baltijos regionas yra puikia vieta, kur galima daryti tikras sveikatos apsaugos srities revoliucijas. Ir labai džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie šios konferencijos. Dėkoju.